Sveiki visi sugrįžę į mano kanalą. Tai su naujais metais aš jau labai senai filmavau vaizdo įrašą, nes vis tiek atostogos ir šventės ir nesinori visiškai nieko filmuoti. Tai kol kas visai gerai praėjo mano pirmas 2 savaitės. Tik norėjau daugiau sportuoti šiais metais, bet dabar kol kas mažai dar sportavau, tik gal 4 kartus. Bet šiaip galiu parodyti, ką aš gavau per Kalėdas. Tai aš gavau tokį primerį prieš visą makiažą. Tai aš labai laiminga, nes aš ir labai norėjau šito primerio. Nes jis toks, turi kažkokį kvapą. Nes kaip ir skaičiausi internete, kad jis labai drekina ir išlaiko makiažą per visą dieną. Ką dar aš čia gavau? Tokį rinkinuką Woman's Secret kvepaliukų ir kūno kremų. Gavau tokius kūno miglas, tokias 4. Čia tokiam rinkinukė buvo. Tai man iš visų šitų 4 labiausiai patinka šitas ir antroji vietoje šitas. Tai šitas juodas kvepia kaip su vanilė, kokiais sausainiais dar. Šitas kvepia, va toks rožinis, plavat. Labai žodžiu, bet toks labiau kaip gėlių turėtų būti kvapas. Toks saldžių gėlių. Dar labai neseniai pradėjau naudoti The Ordinary serumuką su niacinamidu. Aš jau jį kelis metus ir naudoju. Bet aš jį dažniausiai kažkaip pastebiu, nusiperku tik žiemos pradžioj. Tai va dabar jau, aš šiaip mažai naudojau čia, bet vis tiek jau gaunasi. Panaudojau truputį. Būti baiginiais šitas tušas ir baiginiais šitie skaistalai. Tik tiek. Tik toks mažas gabaliukas. Ir taip pat lėtai baiginiai, bet va tiek liko šitos pudros. Dar prisiminiau, aš praeitą savaitgalį buvau krepšinio varžybose, nes norėjau pasižiūrėti krepšinį. Tai ten buvo Neptūnas prieš Nevėžį. Tai, logika, laimėjo Neptūnas, nes Nevėžis tokia prasta komanda. Ne pati prasčiausia, bet ta viena iš prastesnių. Ir kitą savaitę irgi varysiu į krepšinio varžybas. Ten bus Neptūnas prieš Lietkavelį. Tai labai lauksiu šitų varžybų, nes man patinka ten tie keli žaidėjai, labai gerai jie žaidžia. Bet šiaip tai, ką dar aš kažkada buvau nusipirkusi, bet neparodžiau, buvau nusipirkusi tokį šepetėlį iš Wet n Wild. Tai šį labiau naudoju šį bronzeriui, bet kaip suprantu, čia labiau galima naudoti, pudrai tokiai, pavyzdžiui. Man šitas labai patinka vazelinas su aloe vera. Skaniai kvepia ir labai gerai drekina lūpas. Aš paskui įkelsiu čia vaizdo įrašus ir parodysiu, tuose vaizdo įrašuose galėsite pamatyti
kur aš buvau sausio 1, ką aš nufilmavau per atostogas, bet tai buvo labai mažai, nes sakau, aš tiesiog nenorėjau filmuoti, norėjau praleisti laiką su šeima, tai ir tą ir dariau. Man labai patinka va šitas, toks gražus šitas highlighteris. Aš jį kiekvieną kartą, kai dažausi makiažą, tai jį užsidedu. Aš esu susikūrusi prieš keletą mėnesių Vinted paskyrą, tai jeigu jūs norite pasižiūrėti, ką aš ten įkėliau arba kažką užsisakyti, tai šičia yra pavadinimas. Tuomet, kas čia dar? Jau tas gaunasi jau 2 savaitės ir daugiau yra toks gražus oras lauke. Bet labai geras klausimas. Ar kažkam irgi jau atsibodo tas šaltis, nes man tai atsibodo, man jau per šalta. Pavyzdžiui, vakar buvo man labai šalta, nes buvo didelis toks stiprus vėjas, nes pas mus yra stiprus vėjas, kitose miestuose gal nėra, bet tai va. Ir aš jau gana norėčiau, kad jau, nenutirptų sniegas, bet kažkaip truputį būtų šilčiau, arba tada, kad nebūtų tokio didelio vėjo. Tai va, manau, viskas. Aš kažkaip daugiau žinių per daug neturiu. Taigi, iki kito susitikimo, iki kito vaizdo įrašo. Tai tikiuosi šitas vaizdo įrašas jums patiko. Jeigu patiko, tai uždėkite liuksiuką, prenumeruokit mane ir būtinai peržvelkit mano Vinted paskyrą. Tai tada visiems ate.